Kada yra laikas procedūrom? Kada prasideda? Koks amžius yra kaip indikacija ir panašiai. Pirmiausiai, nėra amžiaus kaip indikacija. Svarbiausia yra problema ir problemos sprendimo būdas. Labai grubus pavyzdys tai yra toksai. Nuo 20-25 metų mes pradedam rūpinti savo odą kaip mezoterapija arba biorevitalizacija, kadangi po truputį pradeda stigti drėgnumo, dažniausiai gali būti kitos problemos pūguotumas, gali būti elastingumo, pirmi požymiai, kad trūkumas ir panašiai. Toliau, einant amžiui, mes išmokstam geriau vartoti savo raumenis, mes mokam mimiką užlaikyti, mes gyvenam socialinį gyvenimą, prasideda problema su raukšlėmis. Raukšlės pirmas sprendimas dažniausiai yra botulino toksinas, nes atsiranda įtampa veide. Tai dažniausiai yra tarp startas apie 25 metus, jis gali būti nuo 25 iki 35 metų, bet vėlgi tai nėra kaip kažkokia aksioma, gali būti daug anksčiau. Mano asmeninis pirmas pacientas buvo 18 metų, tai yra mergina, kuri laikė valstybinius egzaminus, tiek per tuos metus stipriai paveikė savo tarpuakio raumenį, kad jis buvo taip stipriai įsitempęs, kad man reikėjo suleisti botulino toksino. Nekalbam jau apie probleminės sritis kaip hiperhidrozė ir visą kitą, šnekam tik kaip estetinį dalyką. Toliau, virš 35 metų dažniausiai prasideda jau ir kontūro atsiradę netolygumai, keičiasi vis dėlto mūsų kaukolė, keičiasi riebaliniai padeliai, daugėja odos ir jau reikia mums šiek tiek atstatyti taip visą struktūrą veido. Atsiranda hialurono injekcijos. Kietesnio hialurono, minkštesnio hialurono, atkuriamas reljefas, gražinamas veido kontūras ir tai yra būtent atliekama hialurono injekcija. Vėliau prasideda tiesiog jau kombinacija visų tai, kas buvo prieš tai išvardinta ir atsiranda lazerinė arba aparatinių procedūrų kompleksas. Ir vėlgi, geriausia yra tada, kada jūs ateinate pas specialistą ir specialistas sudaro jums planą. Tai yra planas, mes žinome, kodėl einame, kur einame ir ką mes pasieksime.